atsisėsti. Ir tikrai gera matyti jūs visus ir gera šlovinti Dievą drauge. Aš nežinau kaip jūs, bet aš tai pasiilgau sekmadienio. Vieną kartą tik tai praleidom susibūrimą kartu, ar ne kam nors ar tai buvo. Aš laukiu, šios sekmadienio labai laukiu. Jis taip ilgai tęsiasi, 2 savaitės nesusitikti yra labai ilgai. Labai ilgai. Ir smagu aplankyti ir kitas bendruomenės, bet kaip Dievo, ne kaip Dievo žodis sako, bet kaip patarlė sako, visur yra gerai, bet namuose geriausia. Amen. Namuose geriausia. Ir jeigu tu esi čia kaip namuose, tu esi namiškis, tu žinai, kad visur gerai, visos bažnyčios puikios, visi namai yra geri, bet šitie man geriausia. Nes čia mano namai, amen? Ir aš juos įdėsiu viską geriausia, ką turiu, kaip savo namuose. Darius, pradėdamas savo kalbą, paklausė jūsų, ko jūs norit iš Dievo šiais ateinančiais metais. Ir tai yra geras klausimas. Yra svarbu žinoti, ko aš noriu. Nes dažną kartą Dievas, kada ateina į tavo ir mano gyvenimą, ir greičiausiai tavo nuostabai, nes tai buvo mano nuostabai, jis manęs pradėjo klausti, ko tu nori. Ir aš galvoju, negi Dievui rūpi, ko aš noriu. Ir jam rūpi, ir jam yra svarbu. Ir todėl ir savo atsakyti, ko aš noriu iš Dievo, yra svarbu. Bet aš jam pradėsiu žodį, kurį tikiu Dievas įdėjo į širdį, mums visiems, man įdėjo ir jums įdėsims visiems. Klausimu tokiu, o kogi tu Dieve nori iš manęs? Šiais 2014. Šiais 2014, kuriuos tu leidai man išengti, davei malonę, perlipti tas lengsti ir dar metus gyventi. Kogi tu nori Viešpatie iš manęs? Kogi tu, karaliau? Kogi tu, mano gelbėtojau? Kogi tu, kuris atidavei save dėl manęs, mano vietai, paaukoji viską, kas esi, paaukoji viską, ką turėjai dėl manęs, kad mane laimėtum savo. Kogi tu nori? Kogi tu nori? Ir šitą klausimą aš raginčiau klausti kiekvieną dieną. Atsibusim rytoj, bus pirmadienis. Pirmadienį labai gera diena paklausti. Dieve, o kogi tu nori šiandien iš manęs? Sekmadienį yra paprasčiau. Į bažnyčią nueiti, krikščionių būti, šlovinti, dainuoti. Pirmadienį yra sunkiau, ar ne? Kas pritars? Truputį pirmadienį sunkiau prisiminti ir paklausti šitą klausimą. Bet jeigu paklausi pirmadienį, antradienį bus lengviau paklausti, trečiąją dalį, o kai jau prieisi prie sekmadienio, tai visai lengva. Ir ne tik paklausti, bet ir klausyti. Girdit? Ne tik paklausti, bet ir klausyti. Malda niekada nėra vienpusis eismas. Malda yra abipusis eismas. Ir kiekvienam iš mūsų išmintinga būtų mažiau kalbėti, daugiau klausyti. Nes patikėkit, Dievas turi daug daugiau išminties ir ką pasakyti mums, negu mes jam. Nepastebėjot? Ir kada žmogus bręsta auga, paprastai jis nustoja daug kalbėti. Jis pradeda klausyti. Tas pats ir Dieve. Tas pats ir Dieve. Ir kai klausit, klausykit. 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 Dabar aš šitą klausimą atsakysiu ir sakyk, koks blogas pamokslas, paklausai ir atsakai iš karto, tu turi visą pamokslą ten vynioti ir paskui galiausiai atsakyti, nes kitokiu būdu prarandi iš karto dėmesį, kai atsakai į klausimą pradžioj. Bet aš atsakysiu į klausimą pradžioj, nes pamokslas ne apie tai. Dievas iš kiekvieno iš mūsų, žiūrėdamas į kiekvieną tikintį, į kiekvieną savo vaiką, jis nori vieno. Kaip ir į mokinius, kurie sekė, vaikščiojo paskui Dievą, paskui Kristų ir vieną dieną prie jo sako, ką mums daryti? Ko tu nori, Jėzau? Pasakyk mums vienu sakiniu, tu čia daug visko kalbėjai, viską mes pritarėm ir viskas labai gerai. Ir mes visko čia norim, ko tu sakai, bet dabar vienu sakiniu mums sutrumpink, suprantamų būdų, mums pasakyk, kad mums būtų aišku, kur tas vienas sakinys? Ką mums daryti? Sako, ką mums daryti? Ką mums daryti, kad įvykdytum Tėvo valią, kad padarytum tai, ko Tėvas nori, ko tu nori, kuo mes tikim, kad tai yra geriausia kiekvienam iš mūsų. Ką mums daryti? Ir atsimenat atsakymą. Atsakymas buvo toks. Ir tas atsakymas lygiai toks pats tau, jeigu tu klausi. Jis sako, tikėkit manim.
tikėkit manim. Vieno, ko aš noriu, kai kiekvieną rytą pabundi. Aš noriu tik vieno, pasitikėk manim. Tikėti, reiškia pasitikėti, reiškia pasikliauti pilnai visą širdim ir sekti. Žinot, žmogus juda tą kryptim, kuris tiki, kad gyvenimą ras. Taip žmogus yra padarytas, jis taip suformuotas. Ir užtat Dievas paliko knygą, tai reiškia žodžius, mintis, kad pakeisti mūsų tuos įsitikinimus galiausiai ir kad mes būtum laisvi sekti gyvenimu ir iš tikrųjų būtum laisvi daryti tai, ką Kristus tau ir man kasdien yra paruošęs. Mažiausiose smulkmenose, mažiausiose detalėse. Yra toks judėjimas kažkada buvo, ar ne? Jis vadinasi, what would Jesus do? Taip vadinasi, ką Jėzus darytų po to. Dabar jau likę tie tik tai ant rankų, ten visokie užsirašymai. Bet tai yra labai gera mintis. Situacijai stovint, būnant kažkokiose aplinkybėse, paklausti savęs, ką Jėzus darytų šitoj vietoj, ką jis dabar darytų mano vietoj. Kitai žodžiai sakant, sakysi, ką man daryti, ir tu sakai, ką man daryti. Ką man daryti? Pasitikėti juo. Taip. Ir ką iš toj vietoj darytų? Ir tu iš karto gausi atsakymą. Aš tau garantuoju. Tu gausi atsakymą. Aš tau negarantuoju, ar jis tau patiks. Ar tavo kūnui jis patiks. Ar nebus baisu girdėti tą atsakymą. Aš tau negarantuoju. Bet aš tau garantuoju, kad tu išgirsi. Jeigu tu klausi iš tikrųjų tikėdamas ir žinodamas ir norėdamas, kad aš noriu daryti tai, ką tu Dieve nori daryti, ką tu darai, nes aš žinau, kad tik tai išliks, tik tai iš tikrųjų vertinga, tik tai išliks ir tik tai išpildo, ir tik tai keičia, ir tik tai įtakoja, ir tik tai nesužeidžia, ir tik tai nesugriauna to, kas neturi būti sugriauta. Aš tikiu, todėl ir ateinu pas tave, Viešpatie. Ir tai nebus mano valia, bet tavo valia įvykdyta per mane. Nes kaip ir Paulius kažkada pasakė, sako, jau dabar nebe aš gyvenu, bet Kristus gyvena manyje. Paulius nepasakė to pirmomis dienomis, savo ėjimo jis pasakė vėliau, bet jis tą parodo mums, kad palauk, kad ir kiek bandžiau, kad ir ką pasiekiau, kad ir kiek religinėse veiklose buvau įsitraukęs ir buvau labai uolus, įstatymo vykdytojas ir religinis veikėjas, aš suprantu, kad tik tai, kas ateina iš Jėzaus, kaip įsakymas, kaip nurodymas, išlieka, pasilieka, turi vertę, mane išpildo ir užtat jis darė tą sprendimą savo laisvą valią. Jau dabar nebe Paulius gyvens, tai yra Pauliaus sprendimas. Niekas už tave to nenuspręs. Dievas neprivers tavęs daryti to, ką jis nori daryti. Žmogus unikali būtybė, jam duota laisva valia. Ir Dievas viską daro, kad mes suvoktum, kad vis dėlto mūsų keliai tikrai palyginus su Dievo keliais, nei mažiausio atšvaisto neturi gėryje ir iš tikrųjų jėgoj. Bet jis laukia mūsų to sąmoningo sprendimo, kaip ir Paulius padarė, kaip ir Jėzus, kuris gyveno kūne, būdamas Dievas, jis irgi padarė tą patį sprendimą. Tai nebus mano valia, tai bus tavo valia. Jėzus vaikščiodamas žemės paskui kartojo, sako, aš darau tik tai, ką matau Dievą darant. Tai yra pagrindinė, tai yra kertinė, tai yra pamatinė nuostata žmogaus širdį, kuri leidžia Dievui būti Dievu mūsų gyvenime, o žmogui pasilikti žmogumi ir tikrai gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir šiandien, žiūrėdama į tai, aš kalbėsiu apie dvi kliūtis, kuris kliudo tau ir man tokį gyvenimą gyventi. Šiandien kalbėsiu vieną. Sekantį kartą, kada aš kalbėsiu, aš paliesiu antrą, nes jos abi labai plačios ir tikrai nenoriu jų greitai prabėgti. Aš noriu, kad mes tiesiog ilgiau pasižiūrėtumėm į šitą žodžio dalis ir tiesiog tegu tai apšvies širdį kiekvieną iš mūsų. Pirma, kas kliudo tau ir man pasilikti tokiai nuostatai, aš sakau kliudo, tai nereiškia, kad tave
Tai nereiškia, kad tave stabdo ir tu negali nieko daryti, tai nereiškia, kad nėra išeities, tai nereiškia, kad tik taip ir viskas. Ne, kliudo. Reiškia, turi progą sukliudyti, turi progą sustabdyti, turi progą pakreipti, turi progą kitaip mūsų motyvuoti arba kitaip mums įdėti mintis į mūsų širdį. Pirmas iš jų yra, visi žinot greičiausiai, žmogaus išdidumas. Žmogaus išdidumas. Žmogaus išdidumas. Ir žinot tą istoriją, kada išdidumas tyrė širdį. Žinot, nežinot tas istorijas. Vieną kartą išdidumas nusprendė gyventi kaip tikintis. Ir nusprendė žiūrėti į savo širdį. Ir tyrė išdidumą savo širdį. Ir nusprendė, išdidumo manyje nėra. Nėra. Gal ir yra išdidžių žmonių. Nežinau. Šiaip matosi, kai kada sutinku, bet kaip gerai, kad čia ne aš. Ir išdidumas, tai ir yra ta savybė mumyse. Išdidumas jau nebebūtų išdidumas, jeigu jis prisipažintų pats savo, kad aš esu išdidus. Jis automatiškai nebūtų išdidumas. Dėl to būtina žiūrėti į Dievo žodį tikėjimo, prašant Dievo dvasia. Aš dabar, žiūrėdama į veidrodį, nematau jokio išdidumo savyje. Man atrodo, aš nuolankiausias žmogus žemėje. Bet, žinot, in case, sako, jeigu kartais jau tai būtų, kad, ten kažkokia kibirkštėlė, reiškiasi, bando prasiveršti, tai aš duodu leidimą apšviesk. Taip ir mes dabar, kada aš kalbėsiu toliau, tiesiog priimkim tą poziciją. Nematau aš to išdidumo, veidrodį neatsinešiau. Reiškiasi, nematau, bet jeigu kartais būtų kažkas tokio, aš prašau tavo malonės, apšviesk. Jokūbo laišką dabar atsiverskim, jis ten aiškiausiai pasako apie tai. Ir po to žiūrėsim į Evangelijas. Ir aš tikiu, kad mes kai ką pamatysim ir atrasim. Laiškas Jokūbo bažnyčiai, 4 skyriui. Ir visi laiškai šitie, visose Evangelijos, visa Biblija surašyta tikintiems žmonėms, žinot? Tai kalba mums. 4 skyriui nuo 6 eilutės parašyta taip. Bet jis duoda dar didesnę malonę ir todėl sakoma, Dievas priešinasi išpuikėliams, o nuolankiems teikia malonę. Taigi būkite klusnūs Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas nusidėliai, nusivalykite širdis besiblaškantieji. Besiblaškantieji galite išversti taip, abejojantys, svyruojantys. Pažinkite savo skurdą, liūdesį ir raudokite. Jūsų juokas tebevirsta gedulu ir džiaugsmas liūdesiu. Nusižeminkite prieš viešpatį ir jis jūs išaukštins. Aš dar kartą paskaitysiu, klausykit, gerai, nes mes į šitą vietą žiūrėsim daugiau. Bet jis duoda dar didesnę malonę. Nuo pat pradžių, žinokit, kalbėdamas iš šitos kietus žodžius, labai griežtus žodžius, jis iš karto pasako, tai, kai jūs girdėsite, yra malonė. Tai yra gėris, tai yra gerumas, tai yra gailestingumas mano. Nes aš myliu jūs. Man ne tas pats, kas vyksta su jumis. Aš nenoriu jūsų palikti pražūčiai, aš nenoriu palikti jūsų savapgauliai. Dėl to ir kalbu. Ir jis sako, todėl sakoma, Dievas priešinasi išdidiems arba išpuikėliams, o nuolankiesiems teikia malonę. Taigi būkite klusnūs Dievui, priešinkitės velniui. Klusnūs Dievui, priešinkite ir jis bėgs nuo jūsų. Nusimazgokit rankas nusidėliai, nusivalykit širdis, abejojantys. Pažinkite savo skurdą, liūdesį ir raudokite. Jūsų juokas te pavirsta gedulu ir džiaugsmas liūdesiu. Nusižeminkit prieš viešpatį ir jis jūs išaukštins. Pirmai šitą žiūrint, mes turim suprasti, kad tai yra Dievo malonė, kada Dievas pradeda mums kažkokiais būdais rodyti į mūsų pasipūtimą. Visada yra malonė.
Reiškia, tu esi dar vis jo vaikas. Jis nepalieka tavęs taip užsikėtinusią, pasipūtusią, eiti ten, kur tu suplanavęs. Jis kažkaip viską suorganizuoja, sureguliuoja, kad tave kažkaip liestų. Nu kažkaip ima ir nepraslysta viskas, ką tu norėtum. Ima taip ir tas veidrodis išlenda, labiausiai nesitikė. Tu žiūri į kito gale mintis, čia tu. Žinot, kitas iki... Tu kaip tas kačiukas į veidrodį, pešiesi, atrodo, jis koks čia naglas šitas katinas, čia šokinėja kažko, čia išsižiojo su savo, reiškiasi, burna, reiškiasi, čia kažką bando reikštis ir tu ten puoli, tu užsičiaupusi čiauga, pasirodo, kad kovoji su savim. Nežinau, tai dalykų, ne. Reiškiasi, ir Dievas duoda malonę, supras, kad tas kačiukas esi tu. Nes su juo viskas tvarkoja, aš su irgi susitvarkysiu šiaip, jau čia mano reikalai, bet su tuo, kad tu dabar kovoji, tu iš tikrųjų matai save ir tave erzina, tave nervina, reiškiasi, jo pasipūtimas, jo nenoras klausyti, jo nenoras sekti, jo nenoras susivieninti, jo nenoras drauge kažką, jo nenoras. Ir tu pyksti dažną kartą. Dievas ateina ir parodo, čia ne vyras, Vilma. Čia tu. Čia tu. Ir čia yra mano malonė, kad tu girdi dar tai. Supranti? Tu girdi tai, nes tu mano vaikas. Nes Dievas sako, savo vaikus jis auklėja. Ir tu kaip mama ir tėtis, jeigu tu neužsiemi vaikų auklybą, tu blogas tėtis ir mama. Jeigu tu myli savo vaikus, tu juos auklėsi. Ir kai tu ėmėsi auklybos, dar ir žinai, kaip kitas iki būna, kaip nesinori jos imti, man ypač dabar, kai šitas 2 metų mažas, o Dieve, Redorno, taip gaila man. Mūsų didieji vaikai dažnai kartais sako, mama, tu dabar turėtum auklėti. Ir man primena, ir aš aišku vien dėl jų, kad jie mato įmuosi, bet tam tikrų priemonių, nes man taip nesinori traukti ten visokių tokių griežtų priemonių. Taip tikiuosi dar, kad tims kažkaip ir susivoks be jokių griežtų priemonių. Bet kitas iki būna taip, kad reikia imti griežtų priemonių ir reikia sakyti griežtus žodžius, ir reikia traukti, ir rykštę reikia traukti. Dėl to, kad mes tėvai ir mes mylim vaikus ir mes žinom, kad jeigu mes nesudrausminsim dabar, šitame vaike užaugs monstras. Ir jis bus griaunanti jėga jam pačiam ir aplinkiniams. Todėl ir Kristus, žiūrėdamas į mus kaip dvasinius vaikus, jisai mato tas vietas, kad jeigu aš nesijimsiu dabar priemonių, šitoje vietoje užaugs monstras, kuris vaikščios riaumodamas, nuimėdamas visiems kitiems galvas ir dar mano vardu. Ir dar mano vardu mes prieisim. Išdidumas ir religija visada eina drauge. Visada. Jie dvyniai, suaugę pečiais. 2 galvos skirtingas, bet tas pats kūnas. Jie eina drauge. Ir mes nenorim nieko bendro turėti su išdidumu. Išdidumas gyvena mūsų valioj, mūsų sieloj. Tai yra valios dalis. Mes galim pasirinkti sekti, mes galim atmesti mintį sekti. Girdit? Kaip Dievo žmonės mes turim pasirinkimą. Kodėl aš tai drąsiai sakau? Todėl, kad pabaigos sako, jūs nusižeminkit po galingą Dievo ranką. Jeigu nebūtų tai pasakytų, aš galiu sakyti, Dieve, kaip aš nusižeminsiu, kai aš išdidi. Ne, Dievas sako, kai tu matai, kad tu esi išdidi, tu turi galią rinktis, sekti kitaip. Kai tu aptinki, kad tavyje yra tas išdidumas, tavyje tas noras atsiskyrimo ir vaikščiot savo keliais, tavyje, kai tu situacijose, aplinkybėse susiduri ir aiškiai matai, tai mano išdidumas, tai mano nenoras sekti, tai mano amžinas priešinimasis viskam, kas yra dieviška. Ar tai žmonėse, ar tai žodyje, ar tai aplinkybėse tam tikrose. Aš galiu daryti sprendimą kaip laisvas žmogus išlaisvintas Dievu. Aš renkuosi nusižemint po galingą Dievo ranką. Reiškia, atmesti tos darbus, sako, nusimazgokit tas rankas. Pasitraukit nuo to, kur buvot. Pasitraukit nuo tų veiksmų, nuo tų darbų, nuo tų žodžių, nuo tų išvadų, kurias turėjot iki šiol.
ir sekit. Nusižeminimas yra mūsų sprendimas. Valiai savo mes turim galę pasilikti pasipūtusiais arba nusižeminti. Ir taip, nei tu, nei aš neturim galios pamatyti patys išdidumo. Todėl yra išmintinga melstis Dievo dvasia. Jeigu tu matai manyje, kad yra tai, ko aš nematau, aš duodu tau leidimą atverti mano akis. Matyti, nes aš nenoriu būti tas, kuriam priešinasi pats Dievas. Kuriam priešinasi pats Dievas. Man atrodo, aš su juo ir už jį. Ir darau visus religinius veiksmus, o pasirodo, aš priešinuosi pačiam Dievui, pats Dievas priešinasi prieš mane. Ir nekeista, to taip sunkoka judėti. Velnė, pastumti ne taip sunku, eik laukeris eina, bet Dievo pastum, kad geras. Bandėt kas nors? Aš bandžiau. Nekaip. Kažkas turi keistis. Ir pasirodo, Dievas nesikeis niekada. Atsakykit klausimą, kas turi keistis. Ir dažną kartą mes susidariam su pačiu Dievu ir sako, ne mano vaikė, nebus taip. Dėl vienos priežasties, nes myliu tave ir aš žinau, kad jeigu leisiu tau dabar puoselėti šitą gyvenimo būdą arba šitą nuostatą arba šitą požiūrį į gyvenimą, tu žlugsi, tu susinaikinsi ir ne vieną susinaikinsi, tu sunaikinsi daugiau aplinkui stovinčių mano žmonių. Aš tiesiog prieš eidama toliau paskaitysiu iš vieno lapelio. Čia mes per tuos savaitgalius paprastai duodu paskaityti, bet aš šiandien paskaitysiu. Va, čia. Šitas skyrelis vadinasi, kaip rašto vieta Morkaus 7:21-23. Ir čia sako, iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, svetimavimai, paleistuvystė, žmogžudystė, skaudumas, piktumas, lasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimas, išdidumas, kvailystė ir visos blogybės išeina iš vidaus, išsiteržia žmogui. Čia įtraukta išdidumas, kaip viena iš kūniškumo požymų. Ir religija ir išdidumas eina drauge, kaip sakiau. Ir aš iš čia tik tiek, kiek čia parašyta, pavardinsiu, kaip atrodo išdidumas žmogaus gyvenime, kokios charakterio savybės. Kokios charakterio savybės. Toks žmogus, kuris puoselėja išdidumą, jisai bus linkęs į pagirūniškumą. Pasakiau. Nekartosiu, vėl susitirs kažkudis. Jis linkęs girti. Reiškia, tokį žmogų, paprastai žiūrėk, jeigu tu išsiųsi į misiją kur nors, arba duosiu kokią nors užduotį, ir jeigu pavyks, tai paprastai bent pusę metų visi žinos. Žinot, jis pasirūpins, kad visi žinotų, kaip ta misija arba tas darbas pavyko. Ir atrodo kaip ir nieko blogo, bet už to visada girdi. Ir meldžiausi šiaip 4 dienas be sustojimo. Malda yra nuostabus dalykas, bet Dievas sako, meldiesi iki savo kambarėlį tylėk. Ir džiaugis, kad gali melsis, kad turi savo kambarėlį. Ir niekam nereikia žinoti, kiek tu valandų meldiesi. Niekam neįdomu, kiek tu valandų meldiesi. Suprantat? O sako, jeigu pasninkauji, tai nevaikščia susiraukęs, kaip citrina. Ir o ką darai? Pasninkauju. Šiaip jau 3 dieną pasninkauju. Ir greičiausia dar 2 pasninkausiu, nes turiu prasiveržimą patirti. Reiškiasi, ir pasninkas nuostabus dalykas. Bet kai pasninkauji, sako, nieks neturi žinoti, kad tu tai darai. Sako, pasidėk plaukus. Užsidėk šypseną. Ir kaip sotų žmogus, kuris valgai duoną ne kasdieninę, bet amžiną. Daryk, ką turi daryti. Ir tau nereikia trimituoti atsistojus. Ką tu darai dėl viešpaties. Ir kaip Dievas privalo tau atsakyti, nes tu meldiesi ir pasninkauji daug. Ir jis greičiausiai po to neatsako. Tada gali girdėti tą patį žmogų. Aš šitą meldžiausi. Aš
šitiek pasninkavau, o tu Dieve. Čia kaip to antro sūnaus, žinot, tas palaidūnas ir nepalaidūnas buvo, o tu Dieve. Piršto nepajudinai, nebuvai gal ten, ta prasme, užsiėmęs kitais reikalais buvo, bet anas, kur nei pasninkauja, nei melčias išrėja, ir tas atsakyta, ir anas atsakyta, ir puotą iškėliai, o šitam nusidėjėliui, kuris nevertas, kad aš net sėdėčiau šalia, o tu Dieve. Tokio aišku nėra pas mus, bet jeigu kartais aptiktumėt save, kad turit tokį polinkį, stabdykit ir nusižeminkit po galingą Dievo ranką. Tolyn aš dabar giliau nebeeisiu, ateikit į gyvenimo laisvę kursus, labai gera reklama. Reiškiasi, sąmoningai to nenorėjau, bet taip gavosi. Ir paprastai už išdidumo, paprastai už tų visų reiškinių, paprastai stovi žaizdos. Bet aš tau garantuoju, jeigu tu nesustabdysi šito laivo ir neįvardinsi ir nepasakysi, kad Dieve, aš nenoriu daugiau tai ne tavo valia, tai ne tavo žodis, tai ne tai, ką tu darytum, tai yra mano išdidumas, mano pasipūtimas ir mano aš, kuris vis bando ant savo sosto sėdėti, karūnos nenusijimti ir visus bandyti palenkti po savo kojom. Aš nenoriu to daugiau. Jeigu tu to nepadarysi, tu neišgysi niekada. Nesako, priešinasi, pats Dievas, jis priešinsis tol, kol tu suduši, sakysi, taip, Dieve, čia aš su savo pasipūtimu. Aš kenčiu, nes aš su savo pasipūtimu, bet šiandien aš darau išvadą, aš noriu nusižeminti po galingą Dievo ranką, aš atsisakau daugiau šitų pagirūniškų visų darbų. Padėk man, išgydyk mano širdį, parodyk man tiesą. Ir aš tau garantuoju, užtruks neilgai, kada tu pamatysi savo širdies žaizdas, kada bus išlietos malonės, tas gydantis aliejus ant tavo baimų, ant tavo atmetimo, ant tavo įsiskaudinimo, ant tavo žaizdų, kurias galbūt nešiesi nuo pat vaikystės. Bet pirmas žingsnis, nusižeminkim po galingą Dievo ranką. Kai žodis šviečia, kai Dievas kalba, nesipriešinkim jam. Jis tiesus, jis teisus, mes melagiai, mes meluojam savo. Ir kitas iki taip gudriai sumeluojam, kad net nesuprantam, kad meluojam savo. Dėl to reikalingas Dievo žodis, kuris kitas iki tikrai kaip kalavijas. Ne kaip kokią nosinaitę, kaip kalavijas. Kuris ateina ir atskiria ir sako, ne, tai nėra. Čia tu priešinėsi žodžiui, čia tu prieštarauji. Apkalbos, egoizmas. Žinot, prie egoizmo prieinant. Aš garantuoju, kad nei viena nėra, kuris sąmoningai sprendęs. Jeigu nebus taip, kaip aš noriu. Žinot, sutuoktiniai taip tave pradės. Šeimoj. Jeigu kas norit greitai augti, dvasiškai greitai augti, tobulėti ir skleistis, tekėkit ir veskit. Gerai? Jeigu norit greitai, jeigu nenorit greitai, galit ir netekėti ir nevesti. Bet jeigu norit greitai keistis į Dievo panašumą ir greitai, kad būtų atverta visi išdidumo reiškiniai, brangios, ypač moterys, tekėkit. Ir tai yra palaiminimas, ir tai yra dovana. Ir kaip pasakė tas, kur dar nežino, ką tai reiškia, bet tai supras vieną dieną. Bet tai yra dovana. Tai yra dovana. Ir tai yra greitas, labai greita priemonė keistis. Matot, kaip yra. Jeigu tik tai tarp brolių ir seserų, bažnyčioje susitinka, tai irgi labai gera priemonė keistis ir išdidumų išryškėti. Bet tu nesunkiai gali pasakyti, šitą bažnyčią man jau nepatinka, čia per daug, jau man šviečia, aš eisiu į šitą. Ir kaip ir nieko baisaus atrodo, nors nieko gero, bet taip ir nesikeisi. Nes ten, kur tu sėdi, bažnyčioje, kur tu esi, paprastai Dievas pasirūpins. Iš savo meilės ir gailestingumo bent vienas ir du broliai bus rakštis. Nežinau, kurioje vietoje po nagais ar kur, bet bus rakštis. Ir jeigu šito nebūtų, arba šitos nebūtų, aš galėčiau lankyti šitą bendruomenę. Bet kadangi šita ir šitas vis dar vaikšto, aš negaliu. Tiesiog negaliu. Tu gali. Nusižemink po galingą Dievo ranką. Ir tu pamatysi, kai ateis laisvė.
ateis išgydymas ir ateis tai, ko tu svajojai. Nebijok, nuimk karūnos. Netokia jauna ir brangi. Brangi! Aš nesakiau nebrangi, nes tu esi sukurtas pagal Dievo paveikslą ir jo panašumą. Bet netokia jaunai brangi palyginus su Dievo gerovė, kuri ateina. Netokia. Ir žiūrint į vyrus ir žmonas, kalbant apie santuoką, kaip jau minėjau, yra geriausias būdas, greičiausias būdas. Aš žinau, kai tu nori, kad būtų taip, kaip tu nori, kur egoizmas sako, ašgi suprantu, kaip turi būti. Žinot, moterys, ir mes suprantam. Ir mes iš tikrųjų suprantam. Iš tikrųjų mes suprantam. Žinot, apie santuoką. Čia nejuokinga. Kalbant apie santuoką, paklausykit. Kalbant apie santuoką, yra Dievu taip sutvarkyta. Sako, vyras yra šeimos galva. Šeimos galva. Ką reiškia šeimos galva? Ir raštą žiūrint, Dievas sulygina vyrą kaip Jėzų, kuris yra bažnyčios galva. Ir sako, tu kaip šeimos galva, tu vyras kaip šeimos galva, tu kaip Kristus. Ir sako, tu kaip šeimos galva, tavo pagrindinė atsakomybė mylėti savo žmoną ir savo šeimą ir savo vaikus. Tai reiškia gyventi dėl jų. Ir prižiūrėti bendrą gerovę, reiškia tau duota valdžia, tau duota jėga sklandyti kaip ereliui virš savo namų ir matyti, iš kur ateina priešas. Ir stovėti už savo žmoną, ir stovėti už savo vaikus, nes tau duota didžiausia valdžia namuose. Žmona to nepadarys. Net ir juokai tokie yra, bet jie nejuokingi, nes sako, žmona sako, moteris, mama, sako vaikams, 50 kartų tą patį ir nieko atėjo tėtis, nei per pus nepasakė taip protingai kaip aš. Viskas vietose, ar ne? Todėl, kad jam duota valdžia. Tau neduota tokia valdžia šeimoj. Jam duota valdžia. Ir jis atsakingas prižiūrėti. Žinot, kai žiūrim į Edeno sodą ir sako, nu va, Ieva, ėmė ir suvalgė tą Ievą. Ta Ieva. Nebūtų moteris, tai nebūtų ir vyram taip sunku. O kur vyras buvo? O ką jisai darė? Jis leido elgtis taip, kaip jinai norėjo. Ir ne Ieva turėjo valdžią. Klausykit atidžiai. Visai nesiruošė šiandien seminarą šeimams ves, bet praleisiu. Jinai visai nesiruošė. Jinai visai neturėjo tos galios. Pasakyti ne, vyras turėjo. Jis turėjo atsistoti šalia ir sakyti, Ieva, ką mums sakė Dievas? Ką mums sakė Dievas? Ne, jis to nedarė. Jinai valgė, jis valgė ir gyvatė kalta liko. Tai yra su ištidumo. Tai mes neprisimam atsakomybės mums duotos, mes atsisakom vaikščioti Dievo keliais, o po to surandam kaltų. Kodėl mes tai darėm arba nedarėm? Tai nėra. Vyrai brangieji, jums duota valdžia. Jums duota atsakomybė, kai jūs stosit prieš Dievą, vedė vyrai. Užtat prieš vesdami labai pagalvokit. Jūs atsakysit ne tik už save. Jūs atsakysit už savo žmoną ir savo vaikus, kas su jais atsitiko. Jums duota tokia valdžia. Jums duota tokia atsakomybė. Ir Dievas teikia malonę. Dievas neduoda nepakeliamų dalykų, prisijimkit savo poziciją. Jis sako, moteris pasiėmus valdžią. Atsistok į savo vietą. Ir moteris bus laisva nuo tų valdžių, nes jai, kada yra saugu, jai saugu. Moteris nori būti saugi. Jinai nori, kad ją prižiūrėtų ir ją rūpintųsi. Ir tau duota valdžia būtų pasakyta, kur yra ribos. Tai yra saugumas vaikams ir žmonai. Ir tai yra Dievo sutvarkyta, ir tu esi įgalintas. Tu kaip tėvas esi įgalintas, tai nėra gera idėja, tai nėra, ką tu turi iškovoti. Tau duota valdžia, tu turi priimti tą atsakomybę Dievo akivaizdoje ir tai natūraliai iš tavęs tekės. Tai natūraliai iš tavęs tekės. Dabar žmonas. Mes. Žinot, toks juokas yra, sako,
Vyras yra galva, moteris yra kaklas. Ir čia ne iš Dievo žodžio paimta taip tiesiogiai, bet aš pasakysiu, kiek tas kaklas yra kaklas iš tiesų. Rašte rodo, kad moteris yra pagalbininkė vyrui. Yra pagalbininkė vyrui. Kas dar rašte yra įvardintas kaip pagalbininkas? Šventoji dvasia. Bet užtarėjas, guodėjas, kuris padeda, sako, nėra tiesioginio to žodžio pagalbininkas, sako, jinai padeda. Padeda maldose, padeda užtardama, jinai padeda, įgalina, įkvepia, parodo, ar ne? Ir mes esam tos pagalbininkės vyrui. Ir taip jau yra, kad niekieno kito žodžiai, veiksmai ir įtaka taip stipriai neveikia vyro kaip žmonos. Niekas kitas negali taip įtakoti vyro ir pakreipti jo kaip žmona. Ir tai duoda mums tokia galia. Ir moterys, brangiosios, mes klaidą darom, žinot, kurioje vietoje. Kai matydamos, kad vyras kažko nemato, mes imamės greitai iniciatyvos ir pačios pradedam tvarkyti. Mums neduota valdžia padaryti galutinį sprendimą, mums neduota valdžia daryti galutinį sprendimą, bet mes jį greitai imam iš baimės ir kažką bandom daryti. Tokiu būdu mes griaunam tą sudarytą harmoniją, kuri turi būti namuose. Labai dažnai, klausykite atidžiai, pirmiausiai namuose tiesą pamato kas, atspėkit. Garsiai pasakykit. Vyrai, kas dažniausiai, prisipažinkim, būkim man, nuspręskim nuolankiai vaikščiot, ar ne? Kas dažniausiai šeimoj, pasakykit nuoširdžiai, tie, kurie vedę. Vyrai, dažniausiai, jeigu procentaliai paimti, aš nesakau, kad visada, bet dažniausiai kas tiesą arba pastebėjimus, tam tikrus tikrai aiškius pastebėjimus pamato namuose. Tu ar žmona? Žmona. Žmona. Ir jeigu tu esi nuolankus. Ir dabar žiūrėk. Dabar taip klausykit. Dievui yra taip sutvarkyta, kad mes nuolankiai judėtum visi. Ir šeimoje yra taip sutvarkyta. Iš tikrųjų, šeimoje dažniausiai pamato tiesą žmona. Ne vyras. Ir todėl jai pasakyta, paklusk, sek. Jis galutinį sprendimą padarys, ne tu. Tai ką man daryti, Dieve, juk aš matau? Pradėk melstis už savo vyrą, kad jam akis atsivertų, kad jam Dievo šlovė apsireikštų ir jis galėtų priimti sprendimą teisingą visiems mūsų namams. Tai kalba apie priklausomybę vienas nuo kito, tai kalba apie bendradarbiavimą, kur nei vyras be žmonos, nei žmona be vyro negali būti tuom, ko Dievas nori, kad mes būtum. Ir mes nesunkiai tada einam į nuolankumą, jeigu vadovaujame su taisyklių. Egoizmas čia jau nebus puoselėjimas, nes nebus, kad aš noriu prastumti savo norus ir troškimus. Jeigu tai nebus dieviška, Dievas niekada neatvers tam vyrui akių dėl jūsų abiejų labo. Ir nebus tas sprendimas priimtas. Ir jeigu jis nebus priimtas, tu ir neturi galios priiminėti pati vieną sprendimą. Ir tu supranti tada, kad tu priklausai nuo vyro. Vyras priklauso nuo tavęs. Vyro gerovė priklauso nuo moters išminties, taip pat Arvė sako. Sako, išmintingos žmonos vyras žinomas bažnyčiai. Vartasi. Jis bus vyras. Jis bus vyras. Suprantat, jis bus vyras. Žinantis, kur eina. Ir tai nereiškia, kad turi būti įmonės direktorius, kad žinomas vartose. Bet tai bus vyras, kurį žmonės žinos. Tai yra Dievo žmogus. Tai yra sąžiningas, teisingas žmogus, kuris šviečia Kristaus meilę, kuris šviečia Kristaus išmintim, kuris daro sprendimus teisingus ten, kur jisai stovi. Ir tai priklauso nuo mūsų. Nuo mūsų žmonas labai daug priklauso. Taigi, netekėjai ir nevedę, dar kartą sakau, pagalvokit. Jeigu nori greitai keistis, tai yra geras būdas. Tai apie egoizmą pakalbėjom, ar ne? Kad neišeis taip, kad mes
kad mes darysim, ką mes norim ir mums viskas seksis. Šlovės siekimas, aš greitai prabėgsiu, ne? Šlovės siekimas. Kada mes ieškom savo, ką mes bedarom, savo šlovės. Net tuose pačiuose darbuose Dievo gali girdėti žmonės, ta prasme, taip Dievas padarė, bet aš paklusau jam, bet aš dariau tai. Ta prasme, ne savo mes šlovės ieškom, bet Kristui, jo vardui atiduoti šlovę. Ir aš kalbu ne apie tai, kad mes žinom teisingą atsakymą, mes žiūrim į širdis. Žinot, savo gyvenime aš dažnai aptikdavau, kad ateina žmonės, sakydavo, oi Vilma, kaip tu čia gerai padarėjai, kaip tu čia teisingai nusprendėjai, čia taip gerai gavosi. Aš atsimenu, Dievui šlovė, Dievui šlovė, čia Jėzus. O Dievui taiga. Taip jau čia su manim ir blogai viskas. Suprantate, apie ką aš kalbu? Teisingą atsakymą mes žinom. Pabuvę bažnyčiai 2-3 mėnesius mes žinom pamokslus ir teisingą atsakymą. Bet ar ta tiesa yra tavyje? Va, ką atsakyk savo. Ir jeigu ta tiesa, kad aš vis dar ieškau savo šlovės ir man taip reikia, pastovi per petį blogį ir sakytų, čia tu toks šaunuolis, čia tu toks geras. Tada atsistokis, Dieve, aš atsisakau. Aš noriu, kad tau šlovė pradėtų kilti. Aš nusižeminu, aš žinau, kad ne tas kelias, aš ne to vadovaujuosi, ne taip mano valiai turi būti. Dar vienas barniai, ginčiai, barniai, nežinau, tokių reiškinių nebūna. Barniai, ypač kai užsidaro durys, vėlgi šeimos namų. Reiškia, užsidaro durys, nieks nemato, nieks negirdi. Šiai bažnyčiai paprastai nesu girdėjus, kad kažkas stovėtų ir bartųsi. Čia va sekmadienį. Teko kam nors, ne, man neteko. Vieną kartą kažkada su žmonos vyru girdėjau, bet šiaip ne. Paprastai, kaip labai gerai, o kaip tu, labai gerai. Aha, bet dar prieš atvažiuojant į šitą susirinkimą mašinoj, kas vyko. Ir vaikai girdėjo šiaip. Nieks nemato, nieks negirdi. Kas pasibels į mano širdį, nieks nemato, nieks negirdi. Čia mes tik tai dviese ir vaikai dar, ta prasme. Galim būti savim. Ir būdama savim, būk nuoširdus. Ir jeigu tu esi linkęs į tos barnius, į tos ginčius, aš pažįstu vieną žmogų. Aš vieną pažįstu. Labai gerai pažįstu. Ir aš kažkada nusprendžiau, Dieve, aš pavargau nuo barnių. Aš pavargau įrodinėti savo tą tiesą, net jeigu jinai ir yra tiesa. Aš pavargau įrodinėti. Aš pavargau. Aš nenoriu daugiau. Ir kas, kad aš įrodysiu dabar tiesą, bet kokią kainą. Mano vyras po tai mane žiūrėti nenori 2 dienas po tos tiesos įrodymo. Nes aš moku įrodyti tiesą, šiaip aš dovaną turiu. Ir jis visą laiką, tu vis tiek teisi būsi, ar tu taip, ar taip, dabar nesutinčiai net ginčytis nėra ką. Ir dar mane labiau siutas imdavo, kaip nesiginčyti, į runką ir dinga. Lygiom jėgom ir aš įrodysiu tau, kad aš kietesnė. Reiškia, grumerės, iki ryto grumerės. Kokia 10 valandos taisyklė, ten kur santuokos kursuose mokėtės, ar ne? Ir 1, 2 ir 3 nakties galim grumtis, kol jis aiškinsi. Ir išdidumas. Girdit? Ir žmonės, kurie linkia įrodinėti tą tiesą ir plėšyti akis, įvardinkit. Aš paprasčiausiai išdidus. Negaliu pakęst, kai kitas teisesnis už mane. Negaliu pakęst, kai mano tiesa nėra užrašyta didelėm raidėm. Ten kaip pravažiuoji, ten kur nors greitkelį. Arba bent namuose, negirdi niekas, kad čia mano tiesa, čia aš taip sugalvojau. Čia aš taip įtikinau visus, nesvarbu kokią kainą. Nereikia to. Nereikia to. Sąmoningai stabdykit. Ir aš to mokusi. Aš negaliu pasakyti, kad man jau pavyksta visada. Bet aš nežinau, vyras pasakys, geriau jau. Jau geriau. Aš dažniau prisimenu ir dažniau spėju liežuvį prikasti. Bet ne visada. Bet jau kai tai įvyksta ir pasileidžia tas liežuvis, aš jau nebesidžiaugiu, kad aš įrodžiau. Man būna labai gėda. Dieve, kam tai reikėjo?
Duok dar vieną šansą viešpatį. Padėk mano vyrui dabar pereiti visus reiškinius. Gal kokį šansą dar padėti jam dabar po viso to, kiek čia įrodžiau. Tai yra taip pats išdidumas, kuris ir sunaikina mūsų šeimas, mūsų santykius. Grįžtant prie žmonos atsakomybės, kaip Ananijas ir Safyra, ar ne, sako, žmonai pritariant. Jie būdu, prašyti, kad žmonas prisijimkit savo atsakomybę. Ir ne dėl savęs, bet dėl jūsų abiejų, dėl jūsų vaikų. Tiesa turi būti tiesa ir jūs turite stovėti. Dažną kartą žmonės maišo išdidumą su nuolankumu, nuolankumą su išdidumu, kalbant ir apie moteris, kurios sako, girdi, pakluskit vyrams kaip viešpačiai. Ir jeigu moteris yra nepilnavertė, pilna baimės, o dar jeigu vyras stovi su, žinot, su Biblija, moteriškė. Ne, su Biblija, nepatagų Biblija. Moteriškė, turi paklusti man. Ir tai nebus teisinga, jeigu tu, matydama vyrą elgiantis ne Dievo baimingai, darant sprendimus, kurios visiškai prieštarauja Dievo žodžiui, tai nebus nuolankumas pritarti jam ir leisti taip elgtis. Tai bus baimė ir tai bus tas pats netikėjimas, kad tai, ką jisai padarys, neįtakos jūsų visų, tai įtakos. Ir tavo kaip žmonos atsakomybė, jeigu tu matai savo vyrą einant į neteisingus sprendimus, tu turi stovėti už jį, tu turi melstis, tu turi šauktis viešpaties ir jam kalbėti. Nepadėti jam eiti į pražūtį, bet gelbėti jį nuo pražūties. Ir tai bus nuolankumas. Ir kitą sykį reikės drąsiai atsistoti ir pasakyti, ne, taip nebus, aš nesutinku ir aš esu nuolanki. Nuolankus žmogus, pagrindinė savybė nuolankaus žmogaus, tai yra žmogus, kuris tiki Dievo žodžiu. Nuolankus ir tikintis yra sinonimai, išdidus ir netikintis yra sinonimai taip pat. Tai yra tas pats. Tai yra tas pats. Žmogus, kuris yra nuolankus, jis visą laiką vadovausis Dievo žodžiu. Jėzus buvo pats nuolankiausias žmogus žemėje. Ir jisai darė tai, ką Dievas nori, kad darytų. Dažną kartą Jėzus atrodė kaip pasipūtėlis ir sukilėlis. Taip, įeina Jėzus į Dievo namus, pasiima botagą, tikrą botagą. Ne Biblija, tikrą botagą, susisuka. Daugiau dantų gumbų padaro, reiškiasi, kad pasiekti efektingiau. Ir jis pradeda su to botago eiti, stalus vartyti ir jis sako, lauk, lauk iš mano tėvo namų, jūs padarėt turgų. Ir aš neleisiu, kad taip vyktų. Ir aš neleisiu. Ir jo širdis nebuvo, kad aš pasirodysiu, koks aš uolus ir koks aš teisingas, o jūs visi neteisingi. Ne, jis tai darė su begalinė meilė ir suprato, kad jeigu aš dabar jiems nepasakysiu tiesos, jie galvos, kad tai teisinga ir eis į pražūtį. Dažną kartą nuolankumas yra sumaišomas ir priskiriamas prie išdidumo ir atvirkščiai išdidumas priskiriamas prie nuolankumo. Ananijos ir Safyros atveju galėjo atrodyti, kad žmona buvo nuolanki, bet jinai nebuvo nuolanki. Jinai nebuvo tikinti toj vietoj. Jinai nepasielgė kaip nuolanki žmona. Nes sako, jiems abiems susitarus, jinai pritarė vyro nebeprotybei. Jinai pritarė ir to pasiekojo, visi žlugo, visi žuvo. Todėl patį ir tą nuolankumą, patį ir išdidumą, tik pati Dievo dvasia gali apšviesti mūsų širdyse. Dar porą minučių turiu. Kalbant apie išdidumą, grubumas, noras nepriklausomybės. Žinot, nepriklausomas toks, aš pats vienas, aš pats galiu, Dievas su manim, aš pats, man nereikia bažnyčios, aš pats, aš su Dievu. Jeigu pasižiūrėsit rašte, kaip Dievas sutvarkęs bažnyčią, jūs suprasit, kad išdidumui nėra vietos. Nes sako, jūs esat Kristaus kūnas. Jūs taip priklausomi vienas nuo kito, kad niekaip pabandyk atsiskirti ir pasakyti, aš ir mano dovanos, pažiūrėk, jau turiu bent 5, galiu veikti. Turiu ne vieną, jau 2, 3, 5 dabar turiu dovanas. Ir galiu veikti, Dievas su manim. Bet Dievas taip sutvarkęs, kad tu negali be kito
žmogaus dovanų ir pašaukimo, kurie yra šalia. Kaip kažkada pamokslau, tu negali nosies pakasyti, jeigu pirštas nesugalvos ir neatsakys smegenyse duotam reiškiasi nurodymui, pakasyk šitą nosį. Ir neišties tą nosį, jeigu tu tik nosis. Nu ir daryk, ką nori, bėgs liūliai ir nebus ką nušluosti. Ir taip yra sutvarkyta. Taip yra sutvarkyta. Mes priklausomi vienas nuo kito. Ir kuo toliau einu, aš aiškiai suprantu. Aš aiškiai suprantu. Jeigu nebūtų kitų žmonių, kurie yra šalia ir veikia visai kitose dovanose, pozicijose ir pašaukimuose, aš nebūčiau, kas aš esu šiandien. Jie mane įtakojo. Jie mane įtakojo ir išmintinga leisti įtakoti. Kaip tu įtakoji, nes ir tavęs reikia, kad tu būtum tuo, ko tu esi. Taip ir kitiems reikia būti tavo gyvenime, tom, ko jie yra įtako tave. Nepriklausomybei, Dievo karalystėje nėra vietos, mes priklausomi. Pasakyk, aš priklausomas. Tai yra gerai, aš priklausomas. Aš priklausomas nuo tavęs, tu priklausomas nuo manęs. Vienas nuo kito priklausomi. Ir mes kartu nešim Dievų šlovę. Todėl kiekvieno kartą, kai tik tai pasibeldžia, žinai, aš pats katinas, kur vaikštau, kur nori ten vaikštau ir nieks čia man nepasakys, kaip man vaikščiat. Nusižemė, pripažinti, ne, nebus daugiau. Aš noriu sekti Dievu, aš noriu malonės Dievo. Aš noriu išsileidimą, aš noriu prisijungti ten, kur turiu prisijungti ir būti dalimi kūno. Ir dar vieną paimsiu. Įžeidumas. Išdidus žmogus, kuris puoselėja išdidumą, paprastai jis bus labai įžeidus. Man pasakė vėl. Manęs nepasisveikino vėl. Dabar aš nesumažinu. Yra nemalonu, kai tavęs nepasisveikina. Yra nemalonu, kai kažkas kažką pasako. Ne taip. Ir taip jau yra, kad, vyks vis tiek tokie dalykai. Ar darbe, ar bažnyčia, ar namuose. Nepataikys visada žmonės. Taip, kaip tu norėtum. Ir bus ne taip, kaip tu nori. Ir kitas iki skausmingai bus. Bet mes turim galę rinktis. Perlipti tuos dalykus. Kaip kažkada pamoksluoti, ne aš savo skausmą Dievui. Ir jis greit sugydys savo širdis. Tavo širdis greit sugydys, bet tas įžeidumas, Vieną kartą, čia prieš kažkiek metų, buvo epidemija pas mus bažnyčiai. Gal kai pradėjom sielovados kursus, gal tada labai visi pradėjo tiesiai šviesiai taip rodyti, kaip yra. Ir už galvos aš kažkada susijungau Viešpatie, ką dabar su visais daryti. Mane sužeidė, mane įžeidė, jis, man skauda. Ta prasme, man skauda, išgysim ir einam pirmyn. Ir eisim pirmyn, drangieji, aš renkuosi. Arba pasilikti, kaip mane, jeigu tu žinotum, kaip mane, jeigu tu žinotum, kaip su manim pasielgė, jeigu tu žinotum, ką man pasakė, jeigu tu žinotum, Vilma, tada suprastum, kodėl aš neatleidime gyvenu, jeigu tu žinotum, kaip su manim pasielgė, tada suprastum, kodėl aš tokia užsikietinus ir užsirūstinus sėdžiu, reiškiasi, sužeista ir įžeista. Ne, tai yra savižudybė toks gyvenimo būdas. Ne, taip mus įžeidžia, taip mus sužeidžia ir taip mes neturim to slėpti ir taip mes turim atverti tai Dievui. Bet tai gyja greičiau, negu mes įsivaizduojam. Kai mes darom sprendimą, gerai, ne taip padarė. Ar aš čia pasaulio tą bambą mane palėtė. Ir kitą palėtė, o kitas iki aš jį palėčiau. Visai ne taip, kaip norėjo. Ir labai irgi norėjau, kad jis man tiesiog atleistų. Tai nenoriu, kad jisai visą dieną vaikščiotų užsirūsti, nes jeigu aš kažką ne taip padarau savo vyrui, jeigu matau, kaip Dariui būna sunku, kitas iki man sunkiausia būna. Aš galvoju, per amžius nedaryčiau to daugiau, per amžius vien dėl to, kad aš negaliu pakęsti dabar, kai tas kažkoks šaltumas atsiranda ir žmogus skauda ir nežinau, kaip prieiti tada greičiau, kad pagerinti reikalą tada. Reiškiasi, bet tas įžeidumas nepuoselėkim jo brangieji, nepuoselėkim šeimuose, nepuoselėkim bažnyčiose, nepuoselėkim draugystėse. Perlipim greitai, su Dievo malonė mes galim. Ir vėl susitaikyti, ir vėl atleisti, ir vėl judėti pirmyn. Ir darkim manipuliaciją. Ir dar sukilimas prieš valdžias, Dieve, kiek čia viską daug. Ir šito vietą dar pasakysiu, dar porą minučių turiu, apie sukilimą prieš valdžias, gerai. Sekti valdžia, aš niekada nieko neraginau ir neraginsiu. Aklai sekti. Taip pačiai kaip ir vyras žmonai, taip pačiai ir visos valdžios, jos turi sekti Dievu.
Ir jeigu valdžia tave mokina, tarkim, kaip pavyzdys, abortai yra legalu, kūdikių žudimas yra normalu, jis yra remiamas valdžios. Išėsio kūdikis, jis nėra asmuo, jie taip traktuoja ir tai yra normalu. Ir vadink, mums tai yra pateikta, mums kaip Dievo žmonėms tai yra pateikta, mes valstybės tam tikros esam gyventojai ir mes paklūstam. Bet aš žinau, kad aš nepaklūsiu niekada šitam sutvarkymui. Ir aš nesu sukilėlė. Suprantat? Todėl kaip ir Paulius sako, taip, mes valdžias gerbėm ir tai, kas valdžiai skirta, mes atiduodam. Ir tai, kas ciesoriaus, ir tai, kas teisinga, aš visada seksiu, nes tai yra mano pačios saugumui. Bet jeigu valdžia daro nedieviškus dalykus ir moko to daryti mane, aš turiu atsistoti į poziciją nuolankiai ir sakyti ne. Kad ir kaip tave myliu ir gerbiu, šituo aš neseksiu, nes tai netitinka aukščiausios valdžios nurodymo. Dievo žodis kalba kitaip. Todėl apie aklą klusnumą aš nekalbu, tai nėra nuolankumas, tai yra kvailumas. Bet apie sąmoningą paklusimą valdžioms aš kalbu, nes tai yra apsauga tau ir man. Tiek žmonai, kada vyrui, tu sąmoningai pasirinkai ir tampi ta tik tai įtakotojo, o ne sprendimų priiminėtoje. Tas pas bažnyčiai. Brangieji, vieną dieną, kada man atsivėrė ta harmonija bažnyčios ir pastoriaus, kada jie vienas kitą palaiko, aš galvoju, Jėzau, kaip tu sutvarkęs. Yra tai padaryta, klausykite atidžiai, kad jeigu aptems akys lyderiui, aptems akys ir jums. Mes taip surinkti. Ir taip yra padaryta, kad jeigu kūnas nepalaikys stovinčio priekį, šitas priekį einantis niekur nenueis. Mes priklausomi vienas nuo kito. Todėl aš žinau, kad mano gerovė ir mano augimas ir išsipildymas Dieve ir tarnystėj priklauso labai nuo jūsų. Nuo jūsų palaikymo. Dėl to velnio taktika ir yra supriešinti jūs su mumis. Nors mažiausius kažkokias nepatinka kažkas. Aš sakau, jeigu dar manęs nebuvai užpykęs, tai dar užpyksi. Nes ne be priežasties, nes toks velnio sutvarkymas. Suprantat? Tap tik tai lyderių ir iš tikrųjų tampi vos ne prieš iš karto. Dar vakar buvai draugas, atsistoja į lyderio poziciją, kažkaip prieš, iš karto kažkoks pasidarė netoks. Todėl, kad čia tas pats išdidumas, nenoras sekti, nenoras pasilenkti, nenoras klausyti. O Dievas yra taip sutvarkęs, kad kūnas juda vieną kryptim ir vis dėlto kažkas duos nurodymus ir kažkaip tai turės būti tvarka. Ir kažkaip judėsim vieną kryptim. Ir jums svarbu girdėti iš manęs. Ir jeigu priešiškumą jūs pakeliat širdį, tai žinokit vieną, kai aš kalbu ir pamokslauju, kad ir Dievo žodžius pačius iš pačio dangaus, jūs jų negirdėsit, jie kris prie jūsų kojų. Va čia, prieš jūs, kai jūs tik pakeliat priešiškumą, prieš lyderį, prieš vadovą, jūs pakeliat metalinį bloką prieš save. Ir tada, kada eina tiesa, kada eina žodis, kuris turi maitinti jūs, jis nepasiekia jūsų širdžių, jis krenta. Ir jūs po trumpą laiko pradėsit jausti aplamai priešiškumą didelį prieš tą, kuris stovi priekį. Jausitės, kad jūsų nemaitina, ta girdi, ta prasme, nemaitina manęs. Tai įsižiok ir valgyk. Įsižiok ir valgyk. Nuimk tos metalinės lėkštės, kuriom užsidengęs veidais, išžiūrėk, pradėk valgyti per naują. Ta priešiškumą pasigauti yra labai paprasta ir velnias tikrai dirba viršvalandžius, kad tai būtų. Mažiausias kažkas, galbūt kažkada pasakiau kažką ir nepadariau ir galiu užsikėtinti labai stipriai. Ir aš neskau, kad aš turiu taip elgtis, bet aš irgi suklystu, arba kažką ne taip pasakiau, galbūt ne tą patariau, galbūt, nežinau, praėjau, nemačiau tavęs, ar kas tai bebūtų. Ir tu gali, ta prasme, lengvai pasigauti tą priešiškumą. Saugok savo širdį, būk nuolankus. Taip, Vilma irgi yra žmogus. Taip, mes nepritarėm jokiam jos netobulumui, jinai turi būti tobulesnė už mus visus. Bet jinai vis tiek žmogus. Jinai miega, valgo, verkia, suklysta, vėl atsigeria. Ir aš noriu išmokti irgi ją mylėti ir palaikyti. Antras, nuo jų, nuo Dariaus ir Vilmo ėjimo priklauso mūsų ėjimas ir spartumas. Todėl aš melsiuosi už jūs.
Aš laiminsiu juos sąmoningai, sąmoningai nusižeminsiu po Dievo ranką ir laiminsiu juos įgalindama šviesą, tiesą, taip pačiai kaip moteris vyrą, įgalindama. To pasiekoj, tau grįž su kaupu. To pasieko, aš žinau, kada bažnyčia už mane meldžiasi. Aš žinau, kada jinai mane palaiko. O tu atsidaro dangus. Man tam tikri dalykai pradeda matytis, kas pas jūs yra. Ir Dievas duoda gali ir valdžią griauti. Mano pozicija stovėti už jūs. Aš žinau, kad aš gyvybiškai priklausoma nuo jūsų. Ir aš žinau, kad aš, kas nuo manęs priklauso, darysiu viską dėl jūsų gerovės. Ne dėl savo gerovės, dėl jūsų gerovės. Tiek, kaip Dievas malonės duos ir supratimo, aš noriu jūsų gerovės. Aš noriu, kad jūs augtumėt. Ir aš padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso, kad šita bendruomenė klestėtų. Bet tai sujungta taip, kad mes vienas nuo kito sujungti kaip nenutraukiamų ryšių. Bet yra nuolankų žmonės, kurie suvokia tai, elgiasi pagal tai, neleidžia tam išdidumui valdyti. Tada susiskaldimai, suprantat, kai būna girdi, bažnyčia paaugo ir vėl skilo. Nuskilo viena pusė tie kairieji, dešinieji, liberalai, dar kokie ralai. Reiškiasi, nuskilo, pasigavo kokią mintį, šita mintis mano teisingesnė. Susirinko grupelę, reiškiasi, pabėgėlių ir atsiskyrė. Ir ne, tai nedieviška. Mes galim išmokti vaikščiot kartu. Aš kažkada klausiau, Dieve, ar čia neišvengiama, kad taip ir skiltų, nes aplinkui tai matau. Ir aš supratau, kad galima to išvengti. Neišvengiama tada, kada mes atsisakom vienas kito klausyti. Kada mes puoselėjame išdidumą, tada taip, anksčiau ar vėliau mes skirsim, anksčiau ar vėliau šeimos įsiskirs, anksčiau ar vėliau bažnyčios skils. Kada puoselėja lyderiai, aš, viršininkas, ir jūs manęs klausysit. Kada bendruomenė sako, tu jo mane supranti, aš geriau suprantu, kas viskas. Kada nusimam šitos reiškinius nuo savo valios, nuo savo širdies, mes pradedam susiklausyti, įeinam į tą tobulą harmoniją ir Dievas gali dauginti, Dievas savo meilei gali dauginti mus visokiojopai. Taigi, aš šitoj vietoj sustosiu, aš tęsiu, kada sekantį kartą turėsiu progą kalbėti, nes aš žinau, kad aš pasakiau pusę to, ką norėjau pasakyti, nes antroj pusėj aš iškelsiu kitą trukdį, tai yra kūniškumas mūsų, kitai žodžiai sakant, juslingumas, tie 5 mūsų pojūčiai, matau, girdžiu, apčiuopiu, jaučiu, ta prasme, tie 5 pojūčiai skanauju, būtent jie irgi antra yra kliūtis, kurie kliudo daryti tai, kad Dievas nori, kad mes darytumėm. Amen. Čia jau tas kūniškumas, apie kurį mes kalbėsime vėliau. Bet šiandien aš noriu, kad pasiliktumėm pamastydami ir leisdami Dievui apreikšti pačias giliausias širdies vietas. Ir jeigu aš apčiuopiu ir matau, kad puoselėju išdidumą, aš sąmoningą sprendimą darau, tikėdamas, žinodamas, nes esu tikintis. Aš žinau, kad puoselėdamas tai, aš atsistoju į poziciją, kur pats Dievas priešinasi prieš mane. Ir tiesa neteis. Neteis, kol aš nepalenksiu savo galvos, kol aš neprilenksiu savo kelio, kol aš nepasiduosiu dieviškai tvarkai, dieviškam